Tu pavodas man šaltinis, už viską brangus, kasgi be tavęs man būtų, žemė ar dangus. Jėzau, Jėzau, vargšą išklausyk, kai kitus lankai mėlynai, man pro šalį neik. Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Visagalis ir mielas dangiškas Tėve, šiandien esam dėkingi Tau, kad vėl mūsų sukvietei prie maldos, prie Dievo žodžio apmąstymų ir mes norėtumėm išgirsti taip pat iš Tavojo žodžio apie Tave patį. Nes šiandieną yra daug žmonių, kurie sako, ar tu matei Dievą, kad tu juo tiki, ar tu sukūrei Dievą, ar Jis tave sukūrė. Taigi, mielas Tėve, suteik mums šiandieną išminties, kad mes bent jau į kai kuriuos klausimus galėtume atsakyti patys savo, arba tu mums galėtume atsakyti. Nes tu esi mūsų mokytojas. Ir be tavęs, be tavo žodžio, šventojo rašto, be tavųjų siųstųjų pranašų ir be tavo siųstojo Sūnaus mūsų Viešpaties Jėzaus, daugybės dalykų mes nežinotumėm ir net apie tai galbūt nesusimąstytumėm. Taigi esam dėkingi Tau, kad tu apsakei ir apsakai mums tokių dalykų, kurių mes nežinojom. Mielas Tėve, šiandieną mes čia ateinam kaip vaikai pas Tėvą su savo rūpesčiais, su savo problemom, ligom, skausmais ir baimėm. Ir norime prašyti Tavęs paguodos, išgydymo, išlaisvinimo ir ramybės, kurie yra mums brangus. Todėl mes prisimenam ir Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus žodžius, kad Jis mums dovanoja ramybę, kurios pasaulyje mes negalime rasti. Ir mes šiandieną džiaugiamės, galėdami matyti vieni kitus, galėdami apkabinti vieni kitus ir, kaip apaštalas Povilas sako, bučiuoti vieni kitus šventu pabučiavimu. Dėkodami už viską, mes meldžiame taip pat ir taikos pasaulyje, kad karas liautųsi ir žmonės susitartų ir pasidalintų tuo, ką tu kaip Dievas esi dovanojęs žmonijai. Tad palaimink mus visus ir išgirsk mus dėl Tavo malonės ir gerumo. Amen. Amen. Šiandieną paskaitysiu žodžius iš Evangelijos Jono pirmojo perskyrimo 18 sakinio. Dievo niekas niekada nėra matęs, tik tai viengiminis Sūnus, Dievas, Tėvo prieglobstyje esantis, mums jį atskleidė. Prašom sėstis. Norėčiau perduoti linkėjimus jums nuo Šiaulių bendruomenės, kurio šiandieną teko būti, taip pat nuo mūsų ganytojo poilsyje Justino Povilaičio ir dar viena tikėjimo sesutė Danutė iš Akių. Ir taip pat prašė jums perduoti kuo geriausius sveikinimus ir linkėjimus. Ir taip pat Irutė, su kuria šiandieną mes šnekėjom ir iš Akmenės, jinai prašė taip pat perduoti kuo geriausius sveikinimus ir linkėjimus jums, nes jinai parvirto slidžiu žiemos metu ir negalėjau šiandieną, nerizikavo jau būti kartu su mumis. Taigi, kuo geriausia linkėjimai jums, o ir jai kuo greičiau pasveikti ir būti kartu su mumis. Šiauliečių buvom 9. Nedaug buvom, bet visi perduoda linkėjimus taip pat. Taigi šiandieną Jono Evangelija ir jinai kalba apie tai, kad Dievo niekas niekada nėra matęs. Taigi, kiek jau žinoma ir pažįstama žmonija, tai žmonės tikėjo, stebėdami šitą pasaulį, jie tikėjo, kad šitas pasaulis negalėjo savaime atsirasti. Toks išmintingas, sudėtingas, gražus ir protingas. Tai visas šitas pasaulis liudija,
kad jo sutvėrėjas yra labai galingas, labai protingas, bet problema yra ta, kad žmonės ieškojo Dievo ir niekaip negalėjo jo atrasti, pamatyti ir jį užčiuopti. Nors šventas raštas mums primena, kad tu Dievą atrasi, jeigu tu iš visos širdies jo ieškosi. Ir kartais šventas raštas vėl mums primena, kad Dievas yra tarsi svečias šitame pasaulyje, šitoje žemėje, ir jis ilgai žemėje nepabūna, tik tai apsireiškia truputėlį, ir kol mes bandome jį suprasti arba pažinti, jau jisai būna taip pat pasitraukęs. Ir atrodo, kad tas jo pažinimas mums dar yra labai ir labai toli. Kaipgi žmonija Dievą stengiasi pažinti ir jį pažįsta šiandieną? Pažinti Dievą, Jėzus, jo sūnus, sakė, reiškia turėti amžiną gyvenimą. Ir pirmieji žmonės, kurie gyveno žemėje, jie stebėdami pasaulį, bandė suprasti, kasgi pasaulyje stipriausias ir kasgi galėjo pasauliui ir žemė ir žmogui duoti gyvybę. Tai žmonės galvojo ir vieni iš jų sugalvojo, kad galbūt tai gali būti Saulė. Nes jeigu Saulės nebūtų, tai žemėje nebūtų šviesos, nebūtų šilumos, nebūtų nei vandens garavimo, nei lietaus. Taigi be Saulės, šilumos ir šviesos gyvybė žemėje negalėtų egzistuoti. Tai matyt, Saulė yra Dievas. Ir netgi Egipte, kai žmonės gyveno prieš 5000 metų, tai jie garbino Dievą Saulę, buvo vadinamas Saulės dievas Ra. Ir jie jį pradėjo garbinti kaip Dievą. Ir jie žiūrėdami į Saulę, kad jinai yra raudona, tai kai kurie sugalvojo, galbūt ta Saulė yra pilna kraujo, kad tokia raudona. Nes jie matė žmogaus ir gyvūnų kraują, kuris yra raudonas. Tai jie pagalvojo, kad galbūt Saulė yra prisigėrusi labai daug žmonių ir gyvūnų kraujo. Ir jeigu mes jai neduosime, neaukosime aukų ir praliesime jai kraujo, tai jinai rytojos dieną gali ir nepatikėti supykusi. Tai jai reikia duoti kraujo. Tai žmonės aukojo Saulės dievą arba Saulei aukas. Na, tai buvo toks senoviškas tikėjimas. Ir buvo žmonių, kurie taip pat galvojo, kad žvaigždynai valdo žemę. Ir šiandien turbūt astrologai, ir mes turbūt girdėjome neseniai apie 3 išminčių astrologų šventę. Tai žmonės anuo metu taip pat galvojo, kad astrologija tai reiškia dangaus kūnai valdo žemę. Ir pradėjau garbinti sietą, tai reiškia žvaigždynus. Tiesiog sietų žvaigždynas toks yra. Tai žmonės pradėjo garbinti dangaus sietynus. Ir galvojo, kad jie būtent sutvėrė žemę. Ir jie valdo visą gyvenimą ir netgi žmonių likimus. Ir kartais astrologai šiandieną dar pasakoja, kaip viena ar kita Saulės arba ten kitų dangaus kūno padėtis, Veneros ar Merkurijos ar dar kitų planetų, gali nusakyti žmonių likimus, netgi kiekvieno asmeniškai. Arba ten netgi kas kada gimęs, pagal datą ir taip toliau. Taigi tų tikėjimų buvo. Bet ir jų yra pasirodo ir šiandieną. Ir tai buvo žmonių tikėjimas, kurie įsivaizdavo, kad dievų yra daug. Dar vakar skaičiau truputėlį apie graikų mitologiją. Tai graikų mitologijoje ten dievų ir deivių yra labai daug. Ir ne vien tik tai graikų, bet jeigu mes paskaitytume taip pat indų tikėjimą, tai ten dešimtimis tūkstančių dievų ir dievaičių ir deivių yra. Ir jie kiekvienas yra atsakingas už savo sritį. Ir Lietuvoje panašiai buvo. Buvo Žemyna, buvo meilės deivė, Milda. Kai kuriuose šalyse meilės deivė buvo Diana, Afroditė, Estera, Astarta. Taigi daug žmonių ir daug buvo garbinamų dievų. Ir mes galime netgi prisiminti apaštalą Povilą, kuris buvo Atėnuose ir ten jisai matė labai daug šventovių, kurios buvo pastatytos įvairiems dievams ir deivėms.
Ir netgi buvo vienas aukuras, kuris buvo pastatytas ir parašyta nepažįstamam Dievui, nežinomam Dievui. Taigi pasirodo, žmonės visais laikais garbino dievus, kurių jie nepažinojo ir kurių dėja iki šiandien dėja ir mes jų nepažįstam. Nes Dievą pažinti pasirodo žmogaus pažinimui, mūsų pažinimas dėja, pažinti Dievą yra per silpnas, mes tokių galimybių neturim. Kad ir kaip būtų gal gaila arba keista, nes apaštalas Povilas primena, kad mūsų žinojimas ir tikėjimas yra daliniai. Todėl mes tik tai matom ir žinom, suprantam apygraibom. Ką mes matom ir ką mes girdime iš viso šitame pasaulyje, mes vos begalim suprasti. Ir kai mes pasižiūrim į savo kūnus, kai mes pasižiūrim į visatos sutvėrimą, tai vis dėlto ta visata liudija, kad jos sutvėrėjas yra labai išmintingas ir labai galingas. Iš kur jisai paima medžiagas ir tokias medžiagas, ir tokius dydžius, ir tokius greičius, kurio žmogus negali suprasti savo protu ir apimti savo sumanymu. Tai visą tai liudija, kad sutvėrėjas yra didis. Bet kasgi jis yra ir kaipgi jį galima pažinti? Tai jeigu mes skaitytumėm šventą raštą, tai mes galim skaityti, kad žmonės matė regėjimus. Ir Dievas vis dėlto žmonėms vienokiu ar kitokiu būdu ir laiku apsireiškė. Mes skaitome, kad Adomas ir Ieva, jie bendravo su Dievu, vėliau po nuodėmės, jie buvo atskirti nuo Dievo. Ir mes skaitome vėl, kad Dievas nepaliko žmonių žemėje vienų, jisai siųsdavo žmonės arba pranašus, kuriems jisai duodavo žodį arba linkėjimus, kaip ir apaštalas Povilas sako, labai gražiai taip tikėjime. Jisai rašydamas laiškus rašydavo: malonė ir ramybė jums nuo Dievo Tėvo ir nuo mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus. Taigi jisai perduodavo linkėjimus nuo Dievo, labai įdomu. Tai kartais dabar žmogus gal šiandieną pasijuoktų, sakytų, tai nejaugi dabar apaštalas Povilas gavo linkėjimus pas Dievą, buvo pas Dievą nuėjęs į dangų ir ten su danguje, kalbėdamas su Dievu, Dievas perdavė jam linkėjimus, kad jis perduotų juos mums. Tai buvo žmonių ir anksčiau, kurie sakė, kasgi užlips į dangų ir mums apsakys arba praneš, ką ten danguje girdėjau pas Dievą. Ir čia šiandieną pasirodo būtent apie tai ir kalba Dievo žodis, kad ir sako, Dievo niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus Dievas, apaštalo Jono Jėzus tai buvo Dievas, Tėvo prieglobstyje esantis mums jį apsakė. Taigi, pasirodo, kad Jėzus buvo būtent tas, kuris buvo pas Dievą ir kuris iš Dievo gimęs ir kad jis būtent jį atskleidė. Nes mes galim vėl turbūt prisiminti apaštalą Tomą, kuris viešpačiui Jėzui sako, viešpatie Jėzau, ką tu čia mums kalbi apie tėvą, apie save, tu parodyk mums Dievą ir mums užteks, parodyk mums savo tėvą, Dievą. Tai Jėzus jam sako, jau 3 metus aš esu su jumis, jūs mane matot, o tu sakai, parodyk man mano tėvą. Sako, juk kas mato mane, mato mano tėvą. Labai įdomus atsakymas. Jėzus norėjo pasakyti, kad jis yra Dievo atspindys. Kitaip tariant, apaštalai, kurie matė Jėzų, jame galėjo pamatyti Dievą, nes Dievas buvo, kitaip tariant, Dievo pilnatvė buvo Jėzuje Kristuje, kas labai sunku patikėti daugelį žmonių. Ir jie sako, kaipgi Dievas gali sutilpti į žmogų. Čia panašiai kaip per tą filmą Karsonas ant stogo. Sako, kaip ta tokia didžiuliai namų tvarkytoja gali sutilpti į tokią mažą dėžutę televizorių. Tai ir čia Dievas tilpo Jėzuje Kristuje ir jis jį atskleidė. Taigi žmonėms visais laikais buvo labai sunku patikėti, kad Dievas gali apsireikšti ir ateiti pas žmogų per žmogų. Nes pasirodo, kad Dievą pažinti iš dangaus kūnų ir iš visatos kūrinių nepavyko pažinti. Ir mes skaitome čia laiške romiečiams, apaštalas Povilas labai gražiai rašo. Jisai sako, žmonės, matydami šitą pasaulį, net pažino jo sutvėrėjo,
Ir jie lenkėsi ir tarnavo ir garbino tvarinius Dievo, bet ne patys sutvėrėję Dievą. Kaip minėjau, saulė, mėnulį, žvaigždynus ir įvairius jausmus, ar tai būtų meilė, ar tai būtų ten, sakykime, kiti jausmai. Tai vis dėlto jie garbino, reiškia, Dievo sutvėrimą ir kūrinius, nes Dievas yra sutvėrėjęs ne vien tik tai materialaus pasaulio, bet ir dvasinio pasaulio. Kaip meilė, kaip tikėjimas, kaip baimė, kaip džiaugsmas, kaip ramybė. Tai yra daugybė tokių dvasinių dalykų, kurių pamatyti negalima, bet juos mes tiesiog jaučiame savo kūnais. Taigi, ir apaštalas norėjo pasakyti, bet kai atėjo Jėzus, jis pasakė visai žmonijai būtent, kad Dievas nėra žmogus, nors kad ir kaip labai keistai tai skambėtų. Nes mes turbūt žinom, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo pavidalą. Bet Dievas ir sako Mozei, kad tu mano pavidalo nematei. Todėl nedaryk jokio pavidalo, ar tai būtų žmogaus, ar tai būtų žuvies, ar tai būtų gyvulio. Nes mes turbūt prisimenam, kai iš Egipto nelaisvės žydų tauta išėjo, tai jie nusiliejo iš aukso veršį ir jį garbino kaip Dievą. Labai keista, kaip veršis gali išvesti žmones. Kad žmonės gali išvesti iš Egipto nelaisvės, kad juos suvalgyti veršius kelionėje dykumoje, tai suprantu. Bet kad veršis galėtų išvesti žmonės į dykumą ir už juos kovoti ir juos pamaitinti iš dangaus, tai čia, žinai, labai sunku patikėti. Bet žydų tautos žmonės pradėjo garbinti veršį kaip Dievą. Ir kai Mozė, kuris ant kalnų kalbėjosi su Dievu ir grįžo ir pamatė, kad žmonės garbina auksinį veršį, labai supyko, nes jie garbino savo rankų darbą. Tai yra savo rankų sukurtą Dievą, apie kuriuos Dievas buvo sakęs: nedaryk savo jokio pavidalo, kaip minėjau, nei žmogų panašų, nei gyvulį, ir jam nesilenk, negarbink, netarnauk. Tai Dievas vis dėlto nėra nei gyvulys, nei žmogus, ir jis pasirodo, jeigu ne Jėzus, nežinotumėm, kad Dievas yra dvasia. Ir pasirodo dvasia, ji negimsta ir ji nemiršta. Kaip ir daugelis žmonių gali užduoti klausimą, tai iš kurgi Dievas atsirado? Nes mes žmonės, kurie turėjome pradžią, tai reiškia gimėm ir žinom, kad mirsim, mums neina suprasti, kad yra dalykų, kurie gali negimti, kurie gali atsirasti iš nežinia kur, mums nesuprantamais būdais. Mums šito suprasti neina. Ir mums atrodo, jeigu mes esame gimę, tai ir Dievas turi būti gimęs. Ir jis turi turėti kažkokį tai kūną, kažkokį tai veidą, rankas ir kojas ir panašiai. Taigi įsivaizduoti Dievą be pavidalo mums dėja ir daugelio pasaulio žmonių buvo ir yra labai sunku. Ir Dievą jie vaizduodavo, tebe vaizduoja, kaip minėjau, žmogumi, balandžiu arba tuo pačiu avinėliu. Ir netgi yra garbinami dar taip pat dievai, kurie turi 10 rankų. Nes rytiečiai galvodavo, jeigu Dievas yra toks darbštus ir šitiek daug darbo žemėje padarė, tai su 2 rankom jis tiek darbo nepadarys, tai jam reikia turėti 10 rankų. Tai jis yra paišomas, kad jis turi 10 rankų, nes turėjo labai daug darbo kuriant šitą pasaulį. Taigi tai yra žmonių įsivaizdavimai arba žmonių sukurti dievai, kurie dėja nėra dievai, jie yra kūryba. Ir vėl turbūt šiandien, kaip minėjau jau maldoj, yra daug žmonių, kurie būtent panašiai taip ir sako. Jūs tikite, nežinote, į ką tikite, nes Dievo jūs niekada nesate matę. Nes Gagarinas, kai jisai nuskrido į Mėnulį, jisai pranešė visai žmonijai, kad ten jisai Dievo nerado. Ten jau nėra. Ir todėl tokio Dievo, į kurį jūs tikite, nėra. Ir todėl jūsų tikėjimas yra beprasmiškas. Ir teko turbūt jums galbūt stebėti tokiuose diskusiniuose ginčuose. Buvo susitikęs vienas kunigas,
su žmogumi, kuris įvardyja save kaip netikinčiu, kaip ateistu, kaip mokslininku. Ir juodu kalbėjosi apie kiekvieno iš jų tikėjimą. Tai tas tikintis žmogus, kunigas, būtent ir sako, mes bažnyčioje turime tikėjimo išpažinimą. Turime ir mes apaštališkoje bažnyčioje tikėjimo išpažinimą ir kai kuriuose bažnyčiose jis yra dažnai kartojamas. Ir ten jisai prasideda: tikiu į Dievą Tėvą, visagalį dangaus ir žemės sutvėrėją. Tai yra vienas iš pirmųjų sakinių, kad krikščionys tiki, kad šito pasaulio ir visa, kas matoma ir nematoma sukūrėjas, yra Dievas ir jo vardas yra Tėvas, nes Jėzus būtent, jeigu ne jis, tai mes Dievą vadintumėm įvairiausiais vardais, ar tai būtų Alachas, ar tai būtų Krišna, ar tai būtų kiti Dievo vardai, kurių galima sugalvoti ir jų yra sugalvota daugybė. Ar tai būtų Elis, kuris buvo garbinamas ten Kanaano žemėje. Ir Jėzus būtent buvo tas, ir kurį krikščionys būtent pripažįsta ir jį garbina ir juo tiki, Dievas yra Tėvas. Ir tai yra maloni žinia mums kaip žmonėms, kadangi mūsų tėvas yra ne koks nors ten prezidentas, ministras, gydytojas, bet mūsų tėvas yra Dievas ir ne beždžionė. Nors, kaip žinia, nemažai mokslininkų sako, kad žmogus yra kilęs iš beždžionės ir kad mūsų protėviai tai buvo beždžionė ir beždžioninas. Bet įdomu yra dar ir tai, kad jeigu taip būtų, tai žmogus ir beždžionė galėtų turėti savo palikuonis. Bet mes turbūt puikiai žinom, kad kiek bandė mokslininkai sukryžminti ir turėti santykius su beždžionėmis, deja to nepavyko. Perėjo tik tai ligos. Ta pati AIDS liga atėjo iš beždžionių. Ir tie raupai baisiausi, jie ateina iš beždžionių. Bet sukryžminti žmogų su beždžionė nepavyko. Tai visa tai mums liudija vėlgi, kad šito pasaulio sukūrėjas yra mūsų Dievas ir mūsų tėvas, ir jis yra be galo išmintingas ir be galo geras, pilnas malonės ir gailestingumo. Ir štai tie du, mokslininkas ir kunigas, ir mėginu užduoti vienas kitam klausimus. Kaip jūs tikite ir kaip mes kaip mokslininkai tikime? Tai tada, kai kunigas pasakė, kad mes tikime, kad šito pasaulio sutvėrėjas yra visagalis Dievas Tėvas, kuris sukūrė dangų ir žemę, tai tada tas kunigas sako tam mokslininkui, tai sako, o dabar jūs pasakykite jūsų tikėjimo išpažinimą, kuogi jūs tikite, arba kaipgi jūs tikite šito pasaulio, arba jeigu jūs Dievu netikite, tai kaip jūs galėtumėte įvardinti savo tikėjimą? Nes tokio žmogaus, kuris nieko netikėtų, nėra. Žmogus turi kažkuo tikėti vis dėlto. Tik vienas tiki vienaip, o kitas kitaip. Tada mokslininkas sako, vis dėlto aš netikiu, kad yra Dievas, nes šitas pasaulis susikūrė pats įvykus didžiajam sprogimui, kada susidarius tam tikromis sąlygomis, kad įvyktų sprogimas įvyko ir po to sprogimo susikūrė planetos. Ir vienoje iš jų, o galbūt net ne vienoje, susikūrė palankios sąlygos, kad joje galėtų užsimegzti pirmoji gyvybė. Jinai buvo netobula, labai primityvi. Tai galbūt buvo kažkokios tai maži moliuskai, mažos bakterijos pirmiausia, iš kurių per milijardus metų išsivystė gyvybė ir išsivystė augalai, susiformavo sėklos augalams. Ir vėliau išsivystė gyvūnija, žemė tobulėjo, išliko stipriausieji, vyko evoliucija žemėje ir evoliucijos pasekoje išsivystė taip pat ir protingas homo sapiens, tai ir protingas sumanus žmogus.
Tai kunigas jam tada ir sako, žinot, aš nenoriu čia girtis savo tikėjimu arba smerkti jūsų tikėjimą, aš gerbiu jūsų nuomonę, bet aš stebiuosi, kad jūs esate dar labiau tikintis negu aš. Nes jūs tikite, kad negyvas akmuo, kuris yra beprotis, kuris neturi proto, nes negyva materija ji nebeturi proto. Ir akmuo, negyvas akmuo, beprotis akmuo, sugalvojo sutverti nuostabią visatą. Jis sugalvojo sutverti nuostabią visatą ir toje visatoje jisai sugalvojo sukurti nuostabius gyvūnus ir augalus. Ir galiausiai jisai sugalvojo sukurti protingesnį už jį patį žmogų. Tai sako, jūsų tikėjimas yra iš tiesų didelis. Kad akmuo yra kūrėjas ir kad beždžionė yra mūsų mama, tai žinot, reikia didžiulio tikėjimo. Bet aš gerbiu jūsų tikėjimą, sako, jūs galite prie jo pasilikti. Ir kiekvienas mes einame savo keliu ir turime pripažinti, kad ne vienas iš mūsų tiksliai nežinom, kaip šitas pasaulis buvo sukurtas. Bet tikėti, kad negyva ir beprotė materija galėjo sukurti protą arba kad negyvas akmuo gali sukurti gyvybę, tai šito žmogaus protas suprasti negali. Čia jau yra tik tai tikėjimo dalykai. Nes kiek mes žinom, kad gyvą būtybę gali sukurti tik tai gyva būtybė. Ir paprastai, kai mes žiūrime į sąmoningą žmogų, tai paprastai sąmoningam žmogui gimsta sąmoningi vaikai arba palikuonys. Nes jeigu organizmas yra nesąmoningas arba nėra išsivystęs ir neįsivystę yra jo dauginimosi organai, jis miršta, jis negali daugintis, nes neturi organų, kurie galėtų jam suteikti gyvybę arba egzistenciją pratęsti. Taigi, kiekvienas tiki savaip, bet vis dėlto šiuo atžvilgiu tikėti, kad negyvas akmuo gali sukurti gyvą, pulsuojantį, sumanų pasaulį, tikėti labai sunku. Neseniai klausiausi vieno gydytojo, kuris pasakoja, koks yra įdomus žmogaus organizmas, kūnas žmogaus. Jisai sako, mes galbūt net nepagalvojam, kad mūsų organai ir mūsų smegenys yra sąmoningi ir kad jie tarpusavyje bendrauja. Labai įdomus požiūris. Sako, mūsų smegenis aprūpina širdis krauju ir visi organai yra labai tampriai tarpusavyje susiję. Ir sako, senatvėje, kada nuo amžiaus jau pradeda mūsų kraujagyslės susiaurėti, arba nuo stuburo slankstelių, arba sprando kaklo slankstelių sudilimo, trupučiuką prispaudžiamos yra kraujagyslės ir smegenys yra jau mažiau aprūpinamos deguonimi ir mažiau gauna vandens, o kaip žinia, smegenims reikia daugiausiai vandens. Tada jos kreipiasi į širdį ir sako, miela širdelė, mums kaip smegenims neužtenka deguonies, mes mirštam. Mums neužtenka vandens, mes džiūstam. Todėl pakelk kraujo spaudimą, kad mes galėtumėm gauti daugiau deguonies ir vandens. Ir imk vandenį iš kur tik tai gali, nes tas žmogus mažai geria vandens, todėl imk tą vandenį iš kur tik tai gali, iš raumenų, iš kur nori, tik mums duok vandens, nes mes mirštam. Ir taip smegenys paprašo pakelti spaudimą, kraujo spaudimą, labai įdomiai. Ir kai žmogus, gydytojai, kai jie išrašo vaistus nuo kraujo spaudimo ir tie vaistai paveikia širdelę, tai širdelė sako tada smegenims, atleiskit bet aš negaliu pakelti spaudimą kraujo ir negaliu jūs aprūpinti deguonimi ir maisto medžiagom, nes aš gavau vaistų, aš neturiu jėgos, aš negaliu.
Ir sako, panašiai būna ir su cukralige. Kai žmogus paprastai kartais valgo per daug saldumynų, per daug cukraus, tai organizme jisai daro tam tikrą neigiamą įtaką. Bent jau man tai pasakojo gydytojai, kai aš buvau Kauno klinikose ir paskui Druskininkų sanatorijoje. Tai gydytojai man sakė, stenkis kuo mažiau valgyti cukraus, medaus ir iš viso to, kas yra saldu. Nes cukrus kenkia įvairiems kūno organams ir jis žaloja kraujagyslės, atsiranda aterosklerozė, kraujagyslės užsikemša ir smegenys pradėjo šaukti, kad joms trūksta deguonies, kad joms trūksta vandens. Ir jos tada sakys kasai, jeigu negalite jau daugiau išsunkti iš organizmo vandens ir duoti mums, tai duokit mums bent jau gliukozės, kad mes turėtumėm bent galimybę išgyventi ir įsimaitinti. Tada kasa stengiasi į kraują išleisti saldumo arba cukraus. Ir žmogaus kraujyje padaugėja cukraus. Todėl, kad smegenys negauna deguonies ir negauna vandens. Kai gydytojai išrašo vaistus nuo cukraligės, tai kepenys jau supranta, kad joms gaminti cukraus nereikia insulino, nereikia gaminti, jos nustoja dirbusios. Ir žmogui, kuris geria vaistus nuo cukraligės, normą reikia didinti, nes kasa sako, man nereikia dirbti jau. Aš gavau vaistų dabar ir aš negaliu dirbti, nes dabar jau tu gausi smegenims kasa pasako, dabar jūs būsite aprūpinti insulinu, jūs galite būti ramus, aš galiu poilsiauti, aš nebedirbsiu. Taigi, nežinau, kiek tame visame yra tiesos. Čia galbūt daug bus tokių žmonių, gydytojų, kurie tam prieštaraus. Bet aš tik tai norėjau pasakyti kai kurių gydytojų nuomonę, kad mūsų organizmas yra sąmoningas ir mūsų organai yra sąmoningi ir jie mąsto. Ir vienas gydytojas pasakoja, jeigu skauda žmogui sąnarius ir šiandien yra daugybė įvairiausių maisto papildų, kalcio, gliukozamino ir kitų medžiagų, bet sako, jeigu organizmas arba sąnariai, jie poilsiaus ir nedirbs, nesimankštins, nevaikščios, tai jie neįsisavins, nes nebus medžiagų, kurie tą patį gliukozaminą perdirbtų ir jį sudėtų į sąnarius, kad sąnariuose gamintųsi skystis. Žmogus man sakė taip ir gydytojas Druskininkuose sanatorijoje, jisai sakė man tą patį, jeigu tu nevaikščiosi, tavo sąnariai išdžiūs, nes sąnariuose yra tokia sąnarių skysčio pūslelė, kuri gamina skystį arba tepalą sąnariams tik tai tada, kada žmogus vaikšto. Jeigu žmogus nevaikšto ir sąnariai nejuda, jie džiūsta. Ir gali valgyti, gerti vaistus, bet tas nepadės, nes organizmas yra toks įdomus, kad jisai sako, jeigu žmogus nevaikšto, vadinasi, jam jų ir nereikia. Jam nereikia vaikščioti, tai kam tepti tuos sąnarius, jeigu žmogus nevaikšto, tai jam matyti nereikia jam vaikščioti. Ir taip organizmas yra sąmoningas, labai įdomiai. Ir priversti jį galvoti kitaip, kad tu nepaisant to, kad aš nevaikščiausi, vis tiek man teps sąnarius neišeina. Organizmo pasirodo apgauti ir vaistais neišeina, jis yra gudresnis už mus ir netgi už gydytojus. Taigi, mūsų kūnas yra labai įdomus, labai įdomus. Ir visą tai vėl liudija, kad mūsų sutvėrėjas yra Dievas. Ir jis yra taip sukūręs mūsų kūną, kad jisai stengiasi saugoti gyvybę ir saugoti visus savo organus. Ir mes turbūt tą esam pastebėję, kaip mūsų kūnas kovoja, kad visi jau kūno nariai būtų išsaugoti, kad nebūtų nupjauti nei pirštai, nei kojos, nei rankos, netgi ta pati tulžies pūslė. Kiekvienas žmogus tiesiog stengiasi daryti viską, kad išvengti operacijų ir prarasti savo kūno narius. Taigi mes esam sąmoningi, arba tiksliau sakant, mūsų kūnas yra sąmoningas. Jis dar ko gero sąmoningesnis už mus pačius, kaip minėjau, net už gydytojus. Jis yra, ir man labai buvo įdomu, kad senieji
gydytojai buvo labai išmintingi ir labai sumanūs. Ir man vėl buvo įdomu, kad Hipokratas tai buvo senai gyvenęs gydytojas, kurio priesaiką gydytojai priima, dabar jau nereikia turbūt tos priesaikos priimti, bet jisai pasakė, kad gydytojo tikslas yra nepakenkti ligoniai pacientui ir kad reikėtų gydyti taip, kad nereikėtų vaistų. Labai išmintingas patarimas. Šitas žmogus gyvenęs prieš tiek metų tokius dalykus žinojo. Ir jis žinojo lotynų kalboje įdomus dalykas. Lotynų kalboje cholesterolis yra sustingusi tulžis. Labai įdomiai. Net ne visi šių laikų gydytojai žino, kad cholesterolis yra ne riebalai, bet yra sustingusi, kieta, sukietėjusi tulžis. Labai įdomu. Taigi pasirodo, yra tiek įdomių dalykų mūsų kūnuose, mūsų pasaulyje ir mūsų gyvenimuose, apie kuriuos mes galime kalbėti ilgai ir jie būtent primena mums tą patį, kad mūsų sutvėrėjas yra be galo sumanus, labai sumanus. Ir be abejo, jokia beždžionė negalėjo mūsų sugalvoti tokių. Ir joks akmuo arba jokia dulkė negalėjau sugalvoti ir pasidaryti savo tokias sąlygas, kad galėtų susprogti. Ir susprogusi galėtų suformuoti gražiausius apvalius dangaus kūnus. Kad galėtų suformuoti atitinkamą atstumą nuo Saulės iki Žemės, kad Žemė nebūtų sudeginta karščio arba nesušaltų iš šalčio. Tai reikėtų pastebėti, kad dulkė arba akmuo tokių dalykų sugalvoti niekada negalėjo. Nes akmuo, kaip žinia, proto neturi. Tai vėl visa tai mums primena, kad šito pasaulio sukūrėjas yra labai sumanus ir kad jo sutvėrimas šito pasaulio, jis dar tęsiasi ir toliau ir jis yra numatęs mums dar padovanoti ir amžiną gyvenimą. Tai čia vėl kai kurie žmonės sako, kad amžinas gyvenimas tai čia yra tiesiog nelaimė, nes yra žmonių, kurie sako, žinot, aš visą gyvenimą čia vargau, skausmus kentėjau. Ir viena šeimoje, kai apsilankė pas juos, pas vieną močiutę, Jehovos liudytojai, ir jai papasakojo, kad Dievas yra numatęs po mirties naują gyvenimą, po mirties ir prisikėlimo, Dievas yra numatęs naują gyvenimą čia žemėje. Kai vėl bus galima gyventi, kurti šeimas, verslus ir tik tai nebus blogio žemėje ir bus galima čia ramiai ir patogiai gyventi. Tai močiutė sako, ačiū vaikeli, jau aš nenoriu, man užteko, aš prisigyvenau čia, pamačiau tų vargelių, pamačiau tą gyvenimą, jau man gana, jau man reikia ramybės ir aš einu į anapus, tai yra į mirtį ir jau man grįžti atgal čia vargti, kankintis dar ir čia pergyventi tuos išgyvenimus, kuriuos aš čia vargau šitame gyvenime, aš jo nebenoriu. Taigi kartais žmonės ir galvoja, kad būtent tas amžinas gyvenimas, kurį Dievas yra mums paruošęs, bus toks pat kaip ir čia, tik tai amžinas. Kad mes vėl čia vargsim, sunkiai dirbsim čia, bet jie nelabai vėlgi gali įsivaizduoti, ką Dievas yra numatęs mums, savo mylimiems vaikams. Ir mes galbūt net neįsivaizduojam, ką reiškia būti Dievu. Ir ką reiškia neturėti problemų su mirtimi, su liga, su skausmu ir su baime. Nelabai įsivaizduojam. Bet žinom tik tai tiek, kad Dievas, kuris yra gyvas ir kuris sutvėrė žmogų ir norėjo, kad jis jį pažintų ir suprastų, ir dar įdomiai pasakė, jisai nori gyventi su žmonėmis. Ir Jėzus sakė, aš būsiu su jumis iki pasaulio pabaigos. Ir ten, kur dar 3 susirenka mano vardu, ten ir aš būsiu su jumis. Tai aš esu sakęs, aš dėkoju tau Dieve ir Jėzau, kad tu nesigėdi ir nesibaidai būti su mumis, tokiais žmonėmis, kurie galbūt neverti tavo artumo. Juk kartais mes galvojam,
Kaip gera būtų, kad jeigu tas žmogus arba vaikystėje, jaunystėje daugybė žmonių galvoja, kaip gera būtų, jeigu tas žmogus norėtų būti su manim. Bet ne viena močiutė ir ne vienas vyras yra sakęs, kurios man patiko, aš nepatikau. Ir atvirkščiai. Ir ne visi žmonės norėjo būti su mumis. Kiti nuo mūsų pasitraukė, kiti ant mūsų supyko. Todėl mums žinoti, kad Dievas nori būti su mumis, yra iš tiesų didžiulė garbė. Kad, kaip ir psalmistas Dovydas yra sakęs, kai aš pažvelgiu į dangus, Dieve, tavo rankų darbus ir visą tą didybę, kurią tu valdai, aš dažnai pagalvoju, kasgi yra žmogus, kad tu jau atsimeni. Ir tu nori su juo būti. Ir tu jį viskuo aprūpini. Ir valgiu, ir gėrimu. Tu padavė jam ir laukų žvėris, kuriuos jie gali medžioti ir juos valgyti. Ir taip pat jūrų žuvis, kurias jie gali taip pat žvejoti ir jas valgyti. Tu viską padėjai po žmonių kojomis. Tai reiškia, atidavė visą žemę, kad jis ją užvaldytų. Ir yra gražiai sakoma, dar senais laikais buvo parašyta, žmogau, valdove tu gamtos. Ar išsaugosi grožį jos? Išsaugok jos grožį. Ir šiandien, kai vyksta karas, kai yra teršiama gamta, kai yra teršiamos upės, vandenynai, tai dažnai mes prisimename tuos žodžius. Dievas dovanojo gražią gamtą žmonijai, kad jie galėtų joje mėgautis tais nuostabiais lobiais, turtais ir grožiu žemėje. Bet kaip žinia, tas pavydas, žmonių egoizmas ir norėjimas turėti daugiau ir daugiau vis man ir man ir man, deja užteršė žemę, užteršė žmonių sąmonę, užteršė daugybę dalykų šitame pasaulyje. Ir todėl mes patys, galima taip sakyti, žudome save ir gamtą, kurioje mes gyvenam ir kurią mums Dievas davė kaip pavaldinę, arba kitaip tariant, įstatė mus valdovais žemės, kad mes ją valdytume. Bet pasirodo, kaip bebūtų gaila ar keista, žmonija žemės valdyti ir netgi žmonių suvaldyti nemoka. Ir gamtą išsaugoti švarę ir gražią ateities kartoms dėja irgi nemoka. Daug yra gražių ketinimų. Mes skaitome ir girdime, čia daug žmonių yra, kurie kovoja ir sako, ir toms turtingoms šalims, kurios yra praktiškai labiausiai teršiančios gamtą. Tai joms yra sakoma, mielosios, prašau, nežiūrėkite vien tik tai pelno, bet pasistengkite išsaugoti gamtą, jūrą ir upes ir vandenį gėlą, ateities kartoms. Bet sako, ne, mes vis dėlto, mums yra pinigai svarbiau ir mes tokių susitarimų arba įsipareigojimų mažinti gamtos teršimą nepasirašysime, nes mums tai trukdo. Tai ir šiandien gamta yra teršiama ir mes galime stebėti, jau turbūt, kad ir žiemos atšyla ir daug kur iškrinta jau juodas sniegas arba užterštas sniegas, oras yra užterštas, bet vis dėlto, nepaisant to, Dievo malonė ir jo gailestingumas ties tuo nesibaigia, kad ir kaip žmogus užterštų žemę, užterštų pats save, vis dėlto Dievo malonė ir gailestingumas dar vis išlieka. Ir Dievas įvairiais būdais apsireikšdavo žmonėms, jį matė įvairiausiais būdais. Ir nors Dievo niekas atrodo nėra matęs, bet Dievas apsireikšdavo žmonėms, kaip jau minėjau, Mozei. Jis apsireiškė iš degančio krūmo. Pas Abraomą Dievas atėjo tarsi 3 vyrai, 3 žmonės. Jokūbas ėmėsi su Dievu. Labai daug įdomių dalykų yra šventajame rašte parašyta. Ir vėlgi Mozė prašė, Dieve, leisk man pamatyti tavo veidą. Bet Dievas sakė, mano veido tu pamatyti negali. Nes, kaip minėjau,
Dievas yra dvasia ir mums žmonėms turintiems žemiškas akis, dėja, tų dalykų pamatyti negalima. Ir vėl vienas žmogus sako, ar tu Dievą matei? Tai sako, tai aš galiu tavęs paklausti irgi, ar tu savo protą matei ar nematei? Nu, sako, proto nemačiau, bet smegenis tai galima pamatyti, bet proto tai negalima pamatyti. Tai sako, jeigu tu proto nematei, tai reiškia, tu proto neturi, jo nėra. Tai sako, tai būtų nelogiška. Protas yra, tik jo pamatyti ir pasakyti, kas visą tai yra gan sudėtinga. Ir šiandien, kai yra tas dirbtinis intelektas, tai irgi gali pasakyti, kas tas yra toksai. Ir daugelis žmonių klausia, kas tai yra. Bet paprastai tariant, dirbtinis intelektas tai yra daugybės žmonių žinių sankaupa. Daugybė žmonių žinios yra sudėtos į tą dirbtinį intelektą, kuris tiesiog, tai žmonės, kurie įvairius klausimus galime mes gauti atsakymus iš įvairių pasaulio žmonių minčių. Jie tiesiog atsakys mums į užduodamus klausimus. Tas intelektas būtent dirbtinis, tai yra įvairių žmonių nuomonė, arba žinios, arba faktai, kuriuos jisai pateikia. Taigi, bet kas pasakyti, yra protas žmogaus, tai yra gan sudėtinga. Kai kurie dalykai, kurie yra nematomi, jie yra sunkiai apsakomi ir kartais tokių žodžių netgi nėra. Taigi pasirodo, kad Dievas yra dvasia ir kad tikrieji meldėjai meldžiasi Dievo dvasioje ir tiesoje. Ir apaštalams buvo sunku patikėti, kad Dievas, kuris galėjo kalbėti iš ugnies, galėjo, kaip ir vienas Dievo vyras šventajame rašte rašo Senajame testamente, kad jis pajuto Dievo artumą švelniame vėjo dvelkime. Taigi pasirodo, Dievas gali apsireikšti gamtos reiškiniuose, ugnyje, jis gali kalbėti per žmones. Ir Dievas gali duoti daug patarimų netgi per gyvūnus, ir žmonės, kurie laiko įvairius gyvūnus, jie gali pastebėti, kad netgi gyvūnų sutvėrėjas yra labai išmintingas. Kad jis yra į gyvūnus kai kuriuos, o beveik visi jie yra savaip išmintingi, yra įdėta dieviška išmintis, kurios kartais netgi žmogus neturi. Ir kartais žmonės, kurie dirba su delfinais, jie sako, kad kartais mums atrodo, kad delfinai yra išmintingesni už mus, nors jie negali kalbėti. Ir daugybė gyvūnų turbūt, jeigu jie galėtų kalbėti, tai jie, kažin ką jie papasakotų apie mus, apie žmonės. Ir taigi pasaulis vis dėlto liudija ir visi gyvūnai liudija, kad jų sutvėrėjas yra nuostabus, yra tikras, yra gyvas. Ir jis suteikęs yra visai gyvūnijai tam tikras žinias, tam tikrus jausmus, kurie padeda jiems išsaugoti gyvybę, kurie padeda jiems apsirūpinti maistu. Ir kiek mes jau čia esam skaitę apie įvairiausius įdomiausius gyvūnus, kurie gali, kad ir tie patys kupranugariai, jie gali ilgą laiką negalėję išbūti, jie gali dykumoje būti neatsigėrę vandens. Ir be jų turbūt daugelis keliautojų dykumose nebūtų galėję keliauti. Tai buvo ir yra nuostabus gyvūnai, kurie padeda žmogui pragyventi. Ir jie yra tiesiog jo pagalbininkai. Nes mes turbūt vėlgi galim pastebėti, kad tie žmonės, kurie gyvena Sibire, kur ten yra labai šalta, kur yra 70, 60, 50 laipsnių šalčio, tai jie ten turi taip pat gyvūnus, kurie juos tiesiog šildo ir dengia savo kailiais ir maitina juos savo pienu arba savo mėsa, tiesiog saugo jų gyvybę, padeda jiems išgyventi ir šaltyje. Taigi galima būtų daug pasakoti apie stebuklingus Dievo darbus ir turbūt nebūtų įmanoma į viso to išpasakoti, bet visi jie būtent liudija tą patį, kad joks akmuo arba jokia negyva materija gyvybė sukurti negalėjo. Ir joks proto neturintis akmuo, viso to, ką mes matome protingo ir gražaus, ir kiek čia yra fantazijos įdėta į šitą pasaulį, į gėles, į paukščius, tai mes galime stebėtis ir stebėtis, kiek daug fantazijos yra pas mielą Dievą, kad dailininkai, kurie piešia paveikslus, žiūrėdami į tam tikrus paukščius
arba į tam tikrus gamtos arba dangaus peizažus ir debesis, jų grožį, jie negali atsistebėti, kaip Dievas galėjo taip sugalvoti. Tokių įvairiausių figūrų žuvų, paukščių, plunksnų grožis, vienas vienoks, kitas kitoks, kitas trečioks. Fantazijos apstu yra visur, kai mes žvelgiame į šitą pasaulį. Ir štai taip Dievas atsiskleidė arba apsireiškė žmonėms per mūsų viešpatį Jėzų Kristų ir per jį mes galime būti išgelbėti. Tai yra, Dievas yra paruošęs mums, kaip ir Jėzus sakė, mano tėvo namuose yra daug gyvenimų, daug buveinių ir aš einu jums vietos paruošti. Taigi mes galime būti ramus, kad jeigu jau Dievas sutvėrė ir davė mums gyvenimą šitame pasaulyje, šitoje žemėje, tokį nuostabų ir sunkiai paaiškinamą ir negalime mes juo atsistebėti, tai mes galime būti tikri, kad Jėzus būtent tais, ką jis pasakė, tą padarys, kad jis paruoš mums tokį naują pasaulį. Kai kurie žmonės dar taip pat ir ginčiasi, tai kur čia mes po mirties gyvensim, tai danguje ar čia žemėje. Bet tokia savoka kaip dangus, jau esu minėjęs, tai sunkiai yra nusakomas. Nes jeigu mes žiūrime šiandieną nuo žemės naktį į mėnulį, tai danguje mes matome mėnulį. Bet kosmonautai, kurie nuskrenda į mėnulį ir žiūri į dangų, tai jie danguje mato žemę. Tai išeitų taip, kad danguje yra žemė ir mėnulis yra danguje. Tai žiūrint iš kur žiūri. Tai pasakyti, kas yra dangus ir kur yra ta mūsų buveinė, kurioje mes būsime po mirties, dėja neišeina, nes ten bus nei dangus, nei žemė, ten bus, kaip ir apaštalas labai gražiai rašo, aš mačiau naują dangų ir naują žemę. Taigi ten bus tokia planeta arba toks gyvenimas, arba netgi ne planeta. Mums atrodo, kad žmogus gali gyventi tik tai planetoje. Bet pasirodo, kad žmogus gali gyventi ir nebūtinai planetoje. Kad pasirodo, kad žmogus kaip dvasia jam nebūtina yra vieta, nebūtina jam yra planeta ir nebūtina jam yra valgyti ir nebūtina jam yra miegoti. Tai mums nelabai eina suprasti, kaip galima gyventi be žemės, be lovos, be namo, be maisto, be artimo mylimo žmogaus. Mes to neįsivaizduojam. Bet pasirodo, kad yra gyvenimų, apie kuriuos dėja mes nežinom ir kuriuos mums Dievas yra paruošęs. Taigi mes galime būti ramus. Mielas Dievas pasirūpins mūsų gyvenimu ten po mirties, jeigu išsaugosim pasitikėjimą juo ir nepamiršime jam padėkoti. Amen. Šiandieną ruošiamės švęsti šventą vakarienę ir prieš ją švenčiant galbūt vėl galėtumėm pagiedoti